Jau ne kartą esame kalbėję apie eterinių aliejų naudą mūsų kūnui ir sielai. Mes, pirtininkai, ypač mėgstame ir visada naudojame savo pirtyse tam, kad juos palepinti. O ar žinote, kuo yra išskirtinis lietuviškas ekologiškas pušų aliejus? Mes esam susigyvenę su savo aplinka ir nepastebim tų pušynų, kurie aplink mus gyvuoja tūkstančius metų ir skiria mums neišpasakytą naudą mums žmonėms, mūsų organizmams. Pušų eterinis aliejus savo sudėtyje turi daugiau negu 50 komponentų. Nors kai kurie komponentai yra labai mažais kiekiais, 100% dalim, tačiau kiekvienas iš jų yra atliekantis savo funkciją, apsauginę funkciją, nuo virusinių susirgimų, nuo grybelinių, nuo mikrobų ir taip toliau. Augalai yra pagalba žmogui. Kiekvienas augalas yra gamybininkas. Jis savyje sintetina, kaupia, gamina eterinį aliejų, o mes tik išskiriam vandens garų distiliacijos būdu. Todėl prisijimti savo tokią garbę, kad mes gaminame eterinį aliejų, būtų truputėlį negarbinga. Visą tai atlieka augalai už mus. Mes tik naudojamės jų teikiamą pagalbą žmogui. Ir svarbiausia, naudojant eterinius aliejus, neužmiršti, kad viskas, ką mes gauname iš gamtos, yra labai naudinga, tik reikia naudoti saikingai. Eterinius aliejus galima perdozuoti ir tada gali pradėti galvą skaudėti. Taigi naudokim saikingai, po keletą lašelių, galima ant molio gabaliuko, kurį mes vadiname difuzorium, patalpinti pirtyje ir jūs mėgausitės nepakartojamų aromatų savo pirties procedūrų metu. Labai džiaugiamės, kad lietuvišką pušų eterinį aliejų myli ne tik tai lietuviai mėgsta ir naudoja, bet jis yra vertinamas ir visame pasaulyje. Ir galiu pasakyti, kodėl. Šiame pušų eterinėme aliejuje, kuris yra gaminamas lotyniškas pavadinimas Pinus silvestris arba paprastoji pušis, jo sudėtyje yra labai subalansuotas veikliųjų medžiagų kiekis. Jame nėra tiek daug terpentino kaip kalninėje pušyje. Ir dėl to jisai labai gerai priimamas mūsų organizmu, nedirgina odos, nealergizuoja, gali naudoti tiek suaugę, tiek vaikai. Ir mielai renkasi žmonės aromatizuoti savo aplinką, suteikti jai geresnę kokybę. Labai rekomenduoju namuose turėti pušų eterinio aliejaus buteliuką, kad jūsų namai visada kvepėtų pušynu. Ir tai jums tiesiog bus puikiai apsauga nuo visokių žalingo poveikio. Žiūrėkite, sanatorijos yra statomos pušynuose. Pušynų kvapas tai yra fitoncidai, tai yra tie patys eteriniai aliejai, kuriuos išskiria pušys. Ir vaikščiodami po pušyną mes gauname didžiulę atgaivą, didžiulį raminantį poveikį, antiseptinį, nors mes tarytum ir nejaučiame to kvapo. Tai jūsų namuose tas kvapas irgi turi būti toks natūralus, foninis, nedirginantis. Ir reikia tikėti, kad tie augalai, kurie išskiria eterinį aliejų, jie atlieka savo veiklą, savo poveikį, apsaugo mus nuo visokių nemalonumų, puolančių bakterijų, virusų ir visokių kitokių negandų. Mūsų laidos ekspertė, įmonės Mėta technologė Gražina Viskupaitienė pateikė ir kelis įdomius faktus. Dar noriu Jums papasakoti vieną įdomybę apie eterinių aliejų lakumą. XIX amžiaus pradžioje prancūzų parfumeris Charles Piesse pasiūlė eterinių aliejų lakumą žymėti natomis, kaip gamoje.
Taigi įvairūs eteriniai aliejai turi tam tikras natas. Aukščiausią natą, vidutinę natą ir bazinę natą. Tai aukščiausia nata, tai eterinio aliejų lakumas išgaruoja per 24 valandas, vidutinė nata 1-2 dienas būna stabilus, jaučiamas aplinkoje ir bazinis gali savaitę laiko išbūti aplinkoje. Tai pušų eterinis aliejus yra priskiriamas prie bazinių. Mūsų aplinkoje jis gali išbūti iki savaitės. Dar viena įdomybė. Turbūt ne visi žino, kad elementas cinkas reguliuoja mūsų uoslės stiprumą. Jeigu šio elemento organizme yra mažai, mūsų uoslė susilpnėja. Taigi, jeigu mes pradedame ko nors neužuosti, tai žinokit, nebūtinai COVID poveikis. Gali būti, kad mums trūksta cinko elemento. O kaip reikalai su jūsų uosle? Jei nieko doro, tai dabar jau žinote, ką reikia daryti. Kalbėti apie eterinius aliejus ir nepasakyti, kad jie labiausiai yra naudojami aromaterapijoje arba gydyme kvapais, tai nepasakyti nieko. Kaip reikia rinktis eterinį aliejų? Pagrindinis kriterijus yra, ar kvapas malonus mums, ar nemalonus. Nesvarbu, kiek kas ten girtų eterinį aliejų, jeigu jo kvapas netinka, vadinasi, jis yra nenaudingas ir šiuo momentu jis yra nereikalingas. Kadangi gamta mus vystė, tobulino tokiu būdu, kad mes neišnyktumėm žmonės, įvairiais būdais nenusinuodytume, tai kvapas mums yra kaip signalas. Ar mums ta aplinka tinkama ar netinkama. Jeigu kvapas yra tinkamas, mes einam į tą aplinką. Jeigu jis yra atgrasus, mes bėgam iš tos aplinkos. Taigi, kai pasirenkam eterinį aliejų, mes susikuriame savo malonę aplinką, kuri mus pakelia emociškai, o gera nuotaika tai ir yra pats geriausias gydytojas. Taigi, pasirenkame eterinį aliejų, bet yra perspėjimas. Jį naudoti neilgiau kaip 3 mėnesius. Mesgi maistą keičiam, stengiamės įvairų naudoti, nes vieną dieną mums reikia vienokių medžiagų mitybinių, kitą dieną kitokių. Lygiai taip pat ir eterinį aliejų. Jeigu mums liūdna, mes renkamės labiau pakelianti, emocijas teikianti greipfruto arba karčiojo apelsino eterinį aliejų. Jeigu norime, kad subalansuotų, pasirenkame tą patį pušų eterinį aliejų. Ir kiekvienas gali tokiu būdu pasirinkti, jeigu norisi gerai išsimiegoti, tai arba melisų, arba levandos eterinis aliejus. Bet vėlgi noriu grįžti prie to paties, kad būtinai, kad tas kvapas būtų malonus. Nes jeigu bus dirginantis, jūs neužmigsit. Todėl gali tas pats eterinis aliejus jūs veikti ir migdančiai, ir žvalinančiai. Svarbu, kokioj esate emocinėje būklėje tuo metu. Nes patys eteriniai aliejai turi tiek daug veikliųjų medžiagų, kurios įvairiai veikia. Vienos pakeliančiai, kitos raminančiai. Taigi labai rekomenduoju pasirinkti jums malonų eterinį aliejų ir jį naudoti kokius 3 mėnesius. Po to vėl ieškoti naujo eterinio aliejaus ir tokiu būdu kvapų pasaulis jums suteiks didžiulę gamtos įvairovę ir praskraidins jūsų nuotaiką, pakels emociškai, pamatysit, kad mūsų pasaulis yra labai turtingas ir nuostabus.